Pasidalinsiu apie žarnyno bakterijas, keletą patirčių, gal bus naudinga. Pirmą kartą su jom teko susidurti ir išgirsti įdomiai, tai viena klientė kažkaip užsiminė, kad turi pienligę ir pasidomėjus, sako, yra sprendimas. Šiuo atveju žarnyno bakterijos yra dedamos į makštį ir dabar aš tų kiekių, kiek kartų ir po kiek vienetukų nepasakysiu, reikėtų paklausti tuo metu, kai buvo. Tik žinau, kad savaitės bėgy viskas susitvarkė ir be galo džiaugiasi. Dar yra minėjusi ta pati moteris, kad žarnyno bakterijos jai asmeniškai prie temperatūros yra pati pirma pagalba. Tai toks atsiliepimas. Sekantis momentas, turime atvejį, kai žmogus turi ūminį kolitą, žarnyno problemą ir kai sugalvojo pabandyti prie šios bėdos vartoti produktus, ką reikėjo pagal sąrašą prie šios bėdos, visus produktus turėjo išskyrus žarnyno bakterijas. Nes tuo metu, aš dabar savo žodžiais papasakosiu, naudojo, kaip man pasirodė, kad kur medikai perka kažkokias geras, ten, man atrodo, virš 10 milijardų tų bakterijų buvo ir panašiai. Ir aš atsimenu, kaip jis sako, aš turiu geras ir man čia kitų nereikia. Tai kažkaip išsikalbėjom, savo, kai pabaigsi, pamėginti tą vieną buteliuką, jeigu jau nepajusi nieko, visada spėsi grįžti prie savo. Tai moteris taip ir padarė ir tikrai ne kartą teko girdėti, kad už šito produkto išteku. Kaip ką jautė ar pajuto, kokį skirtumą aš nepasakysiu, tik žinau, kad jau ne pirmi metai prie kitų negrįžo. Bet dar viena moteris dalinosi taip pat dėl pienligės, irgi lygiai taip pat per keletą dienų susitvarkė. Mūsų asmeniniai patirti, tai, sakykime, mano sūnus, turėjom vėmimus, tik tiek, kad žarnyno bakterijos, ne tik žarnyno bakterijas mes šalia gėrėm, mums kažkaip buvo rekomenduota su aloe gėrimu, nes žarnyno bakterijos prie to tikrai prisidėjo. Tai pati aš vartoju jau 3 metai ir daugiau. Aš asmeniškai kažkokio skirtumo tikrai nepajutau, bet tikrai turiu ne vieną klientę, kuri perka tik žarnyno bakterijas ir pastoviai šeimoje vartoja ir sakykime, ką pajauti, kad paklausti, kaip tu ką jautei, žmonės kitas iki neturi ką pasakyti, bet nenustoja ir vartoja ir grįžta vis prie jų. Truputį apskritai teko įlysti į klinikinius tyrimus. Kompanija turi puslapius ir jie nėra uždari, neslapti ir galima produktus pasižiūrėti, su kuriais yra atlikti klinikiniai tyrimai, ten per daug metų, kompanija virš 60 metų, tai jau per tiek laiką yra ištisai daromi klinikiniai tyrimai dėl vienų problemų, dėl kitų problemų. Ir vienas iš tyrimų labai patiko, toks įdomus buvo, kad gavau atsakymus, kodėl būtent
tokios bakterijos sudėtos. Čia yra 5 rūšis. Ir pasirodo, kiekviena daro skirtingą darbą žarnyne, bet jos visos sinergiškai veikia. Ir kas domitės, ar įdomu, tai kompanijos tikslas, kad realiai veiktų. Kad ne šiaip, kad išleidom ten 10 buteliukų skirtingų žarnyno bakterijų ir ten gerkit, vartokit ir viskas. Ne. Tikslas yra, kad realiai padėtų ir veiktų. Dar, sakykime, prie ko yra rekomenduojama. Tarp kitko, vieną irgi, tik čia neužsirašiau, dėl pilvo pūtimo irgi jai padėjo. Bet kiek žinau, tikrai netrumpą laiką vartoja ir labai patenkinta. Pilvo pūtimas kas yra? Kai žarnyne tos kišenės arba sienelės aplimpa. Čia gal kai teko truputį dalintis apie skaidulas, dabartinės mes kur turim, kuriuos atkrapšto, išvalo, nes tos visos kišenės, jos rūksta. Jeigu negaunam tam tikrų medžiagų, kurios sugeba viską iškelti ir valyti lauk iš organizmo, pats žarnynas jisai negeba. Jis negeba ir ten kaupiasi, rūksta, auga grybeliai ir nėra ko norėti, kad mes pučiamės ir nepatogiai jaučiamės ir trūksta tam tikrų maistinių medžiagų, kurios gebėtų tai padaryti. Tai mūsų skaidulas prie šito prisideda. Pati pirma pagalba, tai vienareikšmiškai, kiek per visų seminarų, kiek teko mamų seminaruose lankytis ir dalinimuose, pati pirma pagalba kūdikiams nuo diegliukų. Vienareikšmiškai. Plius labai patogu, iš kapsulės paleidi ir kas nebandėt, paragaukit patys, sukramtykit, sakykime, man teko susidurti ir irgi priminė, kad savo šuniukui davė, kai viduriavo ir aš čiapukui jau ne kartą daviau ir, sakykime, šiai dienai kiekvieną vakarą po vieną žarnyno bakteriją jis kartu su mumis geria. Taip, tai jeigu paleidžia vidurius, tai žarnyno bakterijos irgi pirma pagalba kūdikiam, diegliukam. Bet koks virškinimo sutrikims, tarp kitko vienas iš žarnyno bakterijų tų rūšių, aš gal kitam kokiam įraše pasidalinsiu, ką kiekvienas iš jų daro, tai tiksliai vienas iš jų padeda būtent sunkiam maistui virškinti. Toliau, alerginiams susirgimams. Tai apskritai, bet kokiai, kas, sakykime, nuo skrandžio, nuo žarnyno, nuo maisto alergijai, tai gerosios žarnyno bakterijos yra pirma pagalba. Bet nuo problemos priklauso, ar jinai jau labai įsisenėjusi, ar šviežiai. Tai aišku, ten gali išbandyti ir kelis metus, ir 10 metų užtrukti nesutvarkyti. Ir aišku, nereikia tikėtis, kad po tiek laiko, kai jau įsisenėjusi problema, ten vieną buteliuką išgėrus susitvarkytų. Taip, tos pačios odos problemos. Kas turi spuogų ant veido irgi. Turiu begalės patirčių, klienčių, kurios turėjo spuogų ir vartojant žarnyno bakterijas, kuo puikiausiai sutvarkosi. Pagal save, ką galiu pasakyti, per šventes pasileidau kasas, o pasileidau kasas nuo, kai šliužukai atsirado parduotuvėse ir tikrai leidau savo viską, paleidau. Ir mano pirmi simptomai, negana to, kad aš tai išsipučiau, daug kilogramų, 7 kilogramus priaugau per tą laikotarpį. Bet antras momentas, aš leidau savo ne tik šliužukus, bet ir tortukus, ir visus saldumynus, viską.
ko niekada neturiu, tai spuogų. Tai va, per šitą laikotarpį mano visa kakta buvo išėjusi spuogais. Tai vakarodo, kai daug netinkamo maisto ir kaip paleidi vadžias. Ir vakar dabar ar užvakar galvoju, kai viena iš mokslininkų dalinosi ir eilinį kartą girdžiu. Mes kiekvieną dieną, kiekvieną kartą prieš dedant į burną maistą mes turim pagalvoti, ką mes dedam. Ar mes šiukšliadėžės, čia gal tokį pavyzdį pateiksiu, kai būna, niekada to nesupratau ir nesuprasiu, bet matydavau, kaip mamos kūdikius maitina vaikus ir čia nugrando ir savo į burną, arba liko košytės ir pati suvalgo. Tai auginau Domantą ir nei karto nesu nuo jo nuvalius ir savo įdėjus, nei kartą jokios košės nesudabaigus, nes, aš ne šiukšliadėžė, sakykim taip. Tai tikrai verta pagalvoti, kaip ką dedame save ir kaip mes jaučiamės. Labai paprasta. Pavalgėt ir pastebit 10-15 minučių, kokia jūsų savijauta po to maisto. Ir jeigu pajuntat, kad ar apsunkęs, ar norisi eiti ilsėtis, miegoti, ar pilni energijos, tai vat pagal tai spręsti, ar tinkamas ar netinkamas. Tam kartui tiek, iki.